giminės. Kaip smagu, kad čionajos tokio šalto, šitokios sniegingos žiemo suėjot šiton gryčiam pasilinksminti. Suėjot sušilt, pabūt, muzikas pasiklausyti, žiemo, lauk iš savo kiemų išvaryti. Nu, labai smagu. Labai gera, kad čionai šitiek pažįstamų žmonių, matau, į Laimutę tenai kažkur nebuvo. Yra, ne Laimutės attamsta. Čionai jos mat neapsiriko. Kažkur Angelė irgi mačiau. Nu, visi sakos, ar sakot, ko mani nepažįstat, ne? Oi, pažįst, pažįst, nu, ašgi žinot, aš Anelės ir Antaną giminė. O, Anelės su Antaną pažįstat? Pažįstat, jie kiti filmavas, tiegi, kur iš Neuroniūno, filmavas, čia par kompiuteris tik rodės visam svietui, kaip ant šventė važiuoja, sakė, arklė nekinkis, iš pradžių peškom žadėjai, paskui rogis pasiėmė, matėte, ne? Mesgi su Anelė, žinokit, esam artimas giminės ir tolimas prietelkas. Jesgi tetulas, pirmą vyrą pusėserės žentas, paėmė ant žmonas, mano uošvenės, pusbrolę, kaimyną, dukro, va. Nu, tai tik savi žmonės, ne? Nu, ir aš sako, žinot, man taip atrodo, kad mes čia visi vienodai savi. Jeigu visiems ta pati muzika patinka, jeigu visiems tas pačias tradicijas įdomias, nugi skaityk vieną kraują žmonės esame, ne? Tai giminės, sveiki atvykę į jau 28 tradicinę visas Lietuvos kapelų šventę Gaida. Tai taip jau, kad tokie visi savi, tai taip ir būkim. Kaip savų žmonių, kaip giminių kompanijų, nesisarmatinkim tik tai, jau kai muzikontai užgros, tai palinguokim, į kartu padainuokim, į kojam patrypkim, kad jau tikrai visiems smagu būtų. Bo čia šitą šventį yra skirta užgavėnė. Apie užgavėnis tai žinotgi, kur reikia? Nu, užsigavėt rimtai. Reik privalgyt labai rimtai ir labai prisilinksmint tiek, kad paskui visom tom dienom, kur pasninkas bus, kad jau užtektų, kad vis prisimintumėm savo ilgai. Kai sako, senioti žmonės tuo laiku, oho, kaip linksmintavas, 8 dienas, sako, vaišindavosi, visai parsirengė, parkiemus lakstydavo, kokį mauko baidyklą pasidarė, per kaimus vežiodavo, nu jau visai stengdavas, kaip nors jau žiemo išgazdyti ir išvaryti, o žemė pabūdyti, pavasarį prisikviesti, jau kad greičiau ateitų to žiemų nusibodus, kad kuo greičiau lauk išlaiktų. Tai ir mes, aš taip siūlau, pabandykim irgi va taip linksmai savo pasiaust. Pradžioj čionai puškim, taip jau, kad stoga kilnotųsi, o paskui jau apsirėdysim ir išeisim į kultūros centrą kiemį, sakė, pagatavotas gavėnas yra, galėsim visi kartu sudeginti, taip jau pabandyti su šitu žiemą ir atsisveikinti. Svečiai, Pasvalio kultūros centrą Daujėnų skyriaus kapela Smiltelė. Jai vadovauja Modestas Samulėnas. Sutykit, mėly tamstos, ir labai gražiai žiūrėkit, labai kaip susitarėm. Linguokit ir padainuokit kartu.
ačiū, kad laikėt mums pirmiem pradėti. Atvažiavam labai iš netoli, jūsų esam kaimynai, irgi aukštaičiai. Džiaugiamės jūsų šventė, dalyvaujam antro karto. Tikimės jum užkurt ir kad jūs vis eitumėt šokti. Ir pradedame nuo dainas Metai bėga ratu. nepagailėsim gražias dainas, negaila.
ačiū už tai jums. Mes girdėjom, kad pas jums daug netekėjusių mergelų. Ar teisybė? Teisybė. Tai mes turėjom labai pamokančių dainų, kas planuoja dabar greitai ištekėti, nu, šiais metais. Už ką geriau netekėti? Oi, mergelą, seserėlą! Ačiū, kad šiltas priėmėt, kad tiek daug plojat, kad į pirmus pradėjom grot, bet jūs mums daug plojat. Labai ačiū, džiaugiamės ir atsisveikinam su jaunimėlio Pol. Ačiū, ate.
padėkavojam jum, kad taip gražiai išjudėjot. Aš žinot, šitie muzikontai labai mandrus, sako, šiandien turi dar 4 koncertus. Tai jie labai jau išlaki galą, nelauks, kol visi prizai bus dalinami, tai sakam tuos prizus, kad jie jiem priklauso, tai reikia dabar jie atiduoti. Tai labai kviečiu čionajos ant scenas, jau 28 karto šitą šventę organizuojančią Anykščių kultūros centrą etnografę ponę Reginą Stumburienę. Tai žinoma, šitas greičias glauniausia Gaspadinė kultūros centro direktorė Vieta Kazakaitė. Prašom. Ir gerbiamas meras, sakoma, kad gerbiamas meras ateikite kartu su direktorė. Matot, kiek teikėjų prizų bus, prizų mus irgi neprastai. Labadiena visiems. Na, ši gaida tokia snieguota. Ir be tų prizų, ką mes su meilė jums dovanosim, mes leisime jums išvažiuojant prisidėti pilnas kišenės sniego. Nes pas jūs daug tiek nėra. Ir taip širdies. Ačiū už gražią šventės pradžią. Visada smagu matyti artimus, tolimesnius kaimynus, o jūsų ta muzika tai tikrai veža, uždega ir tikrai mes tą išvarysim žiemą šiandien iš kiemo, o mūsų nuoširdi padėka Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyriaus liaudiškos muzikos kapelai Smiltelė ir vadovui Modestui Samulienui. Gyvuokit, grokit, muzikuokit ir būkit sveiki. Aš labai norėčiau padėkoti Smiltelai iš Pasvalio, iš Daujėnų, turbūt kultūros namai pas jūs, ar ne, yra? Ir seniūnija, ir miestelis yra. Ir labai gražiai ten pažiūrėjau, yra Paršupys. Toks, simboliškas vardas, kuris įteka į tą upelį. Ir labai jūs čia taip pataikėte tą vietą, kad būtent Švento Valentino dieną, kai mes šnekam apie meilą, jūs kalbat apie tai, kaip išsirinkti jaunikį. Ir tinginio negalima, nes visą laiką bus ašarų pakalnė. Tai aš suprantu, kad mūsų kapelų visi tekstai rašyti dar anksčiau, kol mes nebuvome ES nariais. Jeigu rašytų dabar, tai aš nežinau, kaip tą tekstą sukurtų. Nes kiekvieno žodžio negalima vartoti, kuris pas mus jau įprastas. Tinginio vadinti tinginėlių negalima, nes jį tai žeidžia. Tai asmuo turintis ribotą motyvaciją darbui. Tai jūs įsivaizduokit tada, kokius tekstus mes kurtume. Ir lietuvių tos, tradicinės muzikos nebebūtų. Aš linkiu jums gero kelio, kad kelias nedulkėtų ir nebūtų labai pusnynuose. Anykščiai yra angelų miestas, turim angelų muziejų ir tokia simbolinė dovana skambantis angelas. Jis toks skamba biškį taip keistokai, bet vis tiek saugo visus. Pavasarį visus. Tai labai džiaugiamės, kad jūs atvėrėt taip smagiai, linksmai, turiningai. Gero kelio ir gerų 4 koncertų. Labai dėkojam visiems dovanotojams, labai tada griausmingiau paploti švedėti smingiausiai. Aš žinokit atsinešio tų lapelių balsavimą. Meras sakė, negavo, tikrai visi turit. Jeigu neturit, ranką kelkit. Aš apeisi išdalinsi, gerai neužilga, kad paskui viską susiskaičiuotumėm gražiai. Pažinam su tas skaičiavimas kartais, eikit savo, kaip būna. Pačiu, per praeitus užgavins, mūsų giminėti taip yra, kad per užgavins mes tokie giminės balių darom. Sueina visi giminės, visi baliavojam, labai smagiai švenčiam visą laiką. Ir žinot, kaip kitą kartą būna, kažkas pasikvietė kažkokią draugę, kažkas tai būsimo žento, kažkas kažko. Ir pernai, žinotume, tą balį sėdi, nematyti niekam moteriškė. Išsipuoš, skuodo pasistačius, jau tiek išsiruošus šventėn, jau tiek išsiruošus.
į tiek žinotumėt prie visų vyrų kabinėjas. Gal jūs atspėsit, koks mano vardas? O gal jūs atspėsit, iš kur aš atvažiavau? Paskui prie pusbrolio vieną, kad prišoka. Nu, pasakykit, atspėkit, kiek man metų. Nu, kaip jums atrodo, nu, kiek man metų. A pusbrolis man, žinokit, nugi toks niekas savo žmogus, kišenį žodžia neieška. Sako, nu, taip pagal veidą spalvo, taip kokie 17. Pagal antakių išlenkimo, nu, nedaugiau 19. Pagal lūpdažio spalvo, tik kokie 16. A pagal akių blizgėjimo, musėt kokie 18. Ir iš viso 70. Iš Radviliškio rajoną vadinas labai įdomi, und kabliuką. Iš kokią sakė rajoną? Gerai, susikalbėjom. Un kabliuką vadinas kapelą, sakė, to kapelo gali groti tik tai tie, kadrų pavardė yra Kablys, Kablienė arba Kablytė. Ir groji taip, Paulius Kablys ir 2 kablytės, Adelė ir Barbora. Šeimyninė kapela un kabliuką. Na, kaip jums sekasi? Kaip jaučiasi anykščiai? Taip. Jo, mes atvykom iš Radviliškio rajono, Šeduva, tai aš ir su savo dukrom šiandien pas jūs. Tik noriu pasakyti, kad mes susikūrėm gruodžio mėnesį, labai palaikykit, kad nebūtų mums paskutinis koncertas. Ir mes tokiam antrą poliką, jeigu tarmiškai sakant, unaro poliką. Žinot, vasario 16-oji už kelių dienų ir mes antrą dainą būtent tokią patriotišką.
O šiandien meilės diena, taip? Tai kaip be romansas, kaip vieną romansą, dabar mes jums pasiūlysim, tikrai visi žinote, dabar jau ne mum dainuoti reiks, o jūs dainuoti. Ir jeigu taip apie tą meilę, tai tie romansai daug yra jų tokių, praktiškai beveik visi nelaiminga pabaiga. Vis tiek išsiskiria, palieka, išvažiuoja su kita, išplaukia, numiršta. O žinot, dėl ko taip yra, nes mergaitės greit pamiršta, berniukai dar greičiau. Per vakarą jų meilė miršta, ne kartą tai mačiau. Pasako jie daug žodžių, taip nuostabiai gražių, gėlėm nukloja taką, paskui eik po velnių. Įjungoja jūra. Šalia visai kaiminystė ir mes vieną dainelę nuo jų nepsinam. Vilniaus pievos, gėlių žydinčiųjų. Pilnos
koncertas. Žinote, mes turime ir tikslą, nes kaip ir minėjau, mūsų kapeloje gali groti, taip nusprendėm gruodžio mėnesį, tik tais turintis pavardę Kablys. Arba Kablytė, Kablienė. Tai ar nėra pas jūs krašte? Nėra. Žodžiu, mes darėm giminių balių, aš jau pasakoju vedančiai, buvau surinkęs 115 mūsų. Ir mūsų giminės istorija yra tokia, kad tikra istorija, Kablys apsiženio Kablytę. Iš Kablių kaimo piršliai buvo kabliai. Čia, žinokit, ne juokas tokia mūsų giminės istorija, nes mano senelis buvo iš 12 šeimų, narių šeimos, tai taip va mūsų ir pasklido. Bet į tą kraštą man tas neatėjo. Bet mes nepraranda vilties ir gal dar rasim. Andernelis veškelėlis! Valentina dieną, va galit vien kitiem į meilą prisipažinti. Į Paulius čia eilėraštį apie meilą girdėjo, sakė, aš irgi moku vieno. Aš apie giminę savo biškį pasakoju, turime tokio tetulą. Jau dabar 92 metai, jai tokį biškį tavotka, šventai, kažkada vienam baliui, pradėjo kažkas tai kažko pasakė, pablevizgoje, mes taip viens kitam kumšt, samat prieš to tetulą, šitoks šventas žmogus. O jis sako, aš irgi vieno eilėraštį moku, atsistoja ir pasakė, kamgi kentėti, kamgi mylėti, jei visi keliai veda į klėtį. Tai gal geriau nuo klėtės pradėti, paskui mylėti, paskui kentėti. Tokie va, eilėraščiai, bet žinokit, jeigu jau apie kalbus tokius pradėjom, tai už visus mumi gražiau pakalbėt gali jūsų kraštietė. Griniausia Nikštėnė Živilė Žarskutė 2 kartus laimėja laureatą vardo, į tą specialų prizo laimėja visas Lietuvas respublikiniam tokiam didžiuliam pasakotojų konkursui žodzi gen druskininkas. Živilė Žarskutė, Živilė, kurgi tu ją nesi? Jis, čia mano Anėlė. Anėlė, ne, apsipažino. Jie tolimą giminę mato, tai gerai palieka. Šiandien būsiu agauta. Sontana manęs gava. Šiandien sakau, būsiu agauta, kaip keičiu bernus, taip keičiu vardus. Kad tie paskui tie, kur būri, neišgaudytų manys. Tai va, dabar pasakysiu.
Per šventos agotas dienų man mano vyras nupirka naujus tuplius. A tuplių gražumas, a prie kojas kaip tika, kaip priklijuoti. Tai būdavo kermaušim, kai einu, skarelans susidedu, tai nuvėjus paravį apsiaunu. Kaiminkas mane kai pamata, tai ir saka, ale, tu tai kaip iš dvarą. Tai ir džiaugiausi aš tais tupliais besisukiodama. Vieną kart atėjo pas mum giminaitis Višniauskas, pakvietė unveselis. Nu tai mes išsimasgaujam, įsičiūstijam, išėjom. Sakam, vieškeliu neįsim Baistaulį, eis man mišku. A miški tai švabė, tai aš tuplius vėl nuseviu, tai nuvėjus apsmariu. Čia geriam, baliavojam, šitiek valgymų, šitiek gerimų buvo. Prisišokau, tiek prisišokau, kad nepastebėjau, kaip mano senis prisgėrė. Žiūriu, sėdė už stalą kaip gaidys, runkas už šlaunis muša ir gėda gaidžia balsu. Aik, tu perlasiau kaip sarmata. Nu viskas, reikia senį namo vestis. Išėjo maran, vieškeliu būt šviesiau buvę. Ale, sakau, jis man per miško. Bus greičiau iškasiuoti. Tai aš vėl tuplius nuseviu, vienoj runkai tupliai, kitur rankus senį vedos. Tai šitas, prislakis kaip šuva, užklius už kokią šakaliauką. Tai kai tis mane griūdava būda, aš savo tuplius purvan ir kišo. Tai taip iškelinta roza, ištrūka man tupliai iš runko. Tai kalę aš susiradau, kalę susgraibiau tuos tuplius, atsistoju, mano senė niekur nėra. Sakau, raplai, kur atės? Tyliu. Sakau, raplai, bijok dievą. Ir tik, žinokit, tokius baltus marškinius išprocijau, švietė kaip saula. Dabar nesmata nors tukų. Sakau, raplai, tu nenorėjai, kad sužverėčiau. Tas musėt per skandą. Sako, kačiuk, aš va čia pakrūmiai va guliu. Nueinu, akurat drypsa. Sakau, ką tu čia dabar įcliu atzdribai? Kad tu čia valiojas, nežinai, kad namo reikai? Sako, kačiuk, žinok, aš čia nekaltas. Kaip užėja viesulas, kaip pakėla mani, kaip pradėjo sūkė, kaip teškia pa šitų krūmų ir guliu dabar. Aik, tu glūšis, tu čia rairi nesąmonės, koks čia tu nebijoko jokia nebuvo. Ar žinai pamislis, o kas tai žina, galim, tai kokia šia piktas dvasias mums pamiškų šitų tūsą, niekaip išeit negalim. Tai kol aš prisikėliau šitų, kol nuėjom namo, žinokit, ir prauša. Sakau, nebėr man čia, kad susitali bovitis, keulas guribigi žvėgia, karvės lauki mūroja, a ir tupliu savo. Nuteškiau palavį ir palikau. Nu, gal tik antroj dienoj aš apie juos ataminiau. A kaip pamačiau, nu ne per zgundau. Kaip priskreti, kaip pribūviu. Ir su balonu trinu, ir su ryzu trinu, ir su balonu gruntų nieko nesgauna. Šitas gimada. Saka, tai ką tu čia vargsti? Ir mes gerečkelam su vandeniu išmirks ir bus gerai. Tai paklausiau durną daiktą. Indėjau. Tai kaip išmirka, kaip išbūva, kaip keulas ausis pasidarė. Pasakau ir patupliu. Ir viskas per tavo šito rielko. Tas prieja prie manys, apkabina. Nepyk, sako, gačiuk, nepyk. Žinok, daugiau negersiu. Į tau tuplis, dar netokį suntaisysiu. Takau, jis liet, gnegagerė? Na, čiūčiu. Ir tuplis man kokį suštaisi, va, blizga tam zėkalas. А ты Христиан пойдем в храм, грозет море, мама сегодня. А вот там идет, сиди, я хочу тебе ходить. Dėkavojam šitiek žmogus, eikit savo kaip vargsta, ne, kaip sunkiai gyvena. Aš tai dabar norėčiau, kad jau čia man už nugaras kitą kapelą ateitų, o kol jinai ateisi visus šniūrus prisiraišęs, aš jums irgi apie vargus šiek tiek papasakosiu. Suprantat, aš pajaučiau neseniai, kad senstu. Kažkaip sunku gyventi, matot, kai taip prisimeni jaunystę, tai pažiūrėkit, kaip būna. Jaunystė tai yra toks daiktas, kad gali visą naktį švęst, baliavot, šokt.
palaistovauji. Ryte atsikeli, tas audringas nakties ant veidą kaip nebuvę. Atrodo, kad miegoji viso naktį savo kuo gražiausiai. Paskui ateina branda. Toks vidutinis amžius. Jeigu jau ateina kokia proga, tai per visą naktį baliavoji, šoki, linksminės, palaistovauji. O ryte atsikeli, jau ant veidą užrašyti, kad tu viso naktį šventė, baliavoji, šokai, į visą ko. O kai ateina senatvė, tai viso naktį ramiai miegi, o ryte atsikeli, ant veidą tau parašyta, kad viso naktį baliavoji, šokai, linksminasi, į visą ko darė. Nu, sudėtingi reikalai, sako, nežinau, kaip čia reikės išgyventi, nu, kaip nors, visi kartu, vieni už kitų pasilaikydami, ne? Svarbiausia, kad smagu būtų, kad nors kartais kokių progų pasilinksmint, gražiai atrastumėm, taip kaip šiandien. Smagiai buvom, smagiai būkim. Linksminkimės, kaip sakiau, nepamirškit, kad kojam trikti retkarčiais vis reikia, kad žemę pabūdintumėm kuo gražiausia. A jau, kad mums tikrai smagu būtų, tai padės dar vien svečiai. Visagino kultūros centro kapela Linksmuolė. Jai vadovauja Tomas Kochanka. O kartu su kapela atvažiavo ir moterų vokalinis ansamblis Kortis, vadovė Ilona Alejūnienė. Va tokie svečiai, prašom sutikti, prašom smagiai būt. Linksmuolė iš Visagino. Labadiena, mėly ponai ir ponios, panelės ir panaičiai. Tai norėtume labai trumpai prisistatyti. Čia toks ekspromtas važiuojant autobusu gimė, tai vat norim pasidalinti su jumis mūsų kūrybą. Mes iš Lietuvos rytų, miestas mūsų, tarp pušų, miestą juosia ežerai, mums gyventi ten gerai. Šalia sesė Ignalina, Zarasai, geri kaimynai,
o tarp jų žaliam pušyne stovi jaunas Visaginas. Kartais mėgsta pašėlioti, pasilinksmint, padainuoti. Kai užgroja kapela, skamba mūsų linksma daina. Jūs su mumis padainuokit, palinguokit ir balsuokit. Už gražiausią dovaną skambanti širdies daina.
valsas. Pasėjau kanapėlę. Thank you.
ačiū giminė. Labai ačiū kapelą. Klausykit, mes čia tokio vakaruško užkūrėm, ką visi tiesiog iš pasiutimo linksmi. Žinot, seniau tu sakydavo, kad gerai vakaruška tai labai nedaug reikia. Reik didelas gryčias, turim, ne? Reik svetaunų gaspadorių, irgi dekavojam merė, dekavojam direktorė. Nu, reikėtų, aš tik misliu biškį plėcijos kokia dėl šokimą kito kartą. Bet nieka, kaip nors gepsiais muštės šį kartą įpalinguoti. Reik dailių mergiočių, šitat jau mačiau, kad pilna yra, nu į muzikontą, nors šiokią tokią reikia. Bet saka, žinot, kitą kartą būdavo taip, kad muzikontų nėra, tai jaunimas patys. Liežuvės talaluoja, kits pribasuoja, kitas patrypi taktan, kits da kokio dainuško uždainuoja, geri metai užtekėja užderėja bulbės, visas mergas ištekėja, tik palika liurbės. Jis moka, nieko daugiau žinokit nereikia, sako. Nu, paskum jau labai gerai, jeigu eikit, jeigu kokių skudučių yra, jeigu kokį birbinį ar kanklas kokias, jeigu yra, tai jau jie kaip gerai. O da paskui jau atsirado toksai instrumentas, katro, nu, ne kiekvienam kaimi būdavo, dėl to, kad labai brangiai kainavo. Aš žinot, koks kas atspės obaigos. Armonika, ponis sakė, važiuokit ažuožerių sodą priaugina obalį, to ir duos už to gero atsakymą. O gal da kas nors galėtų pasakyti, kada Lietuvo, nu maždaug, kada atsirado armonika, katro šitą ponį buvo, aponis, va, paimkit obalį, dekavom, nu kaip įsivaizduojat, kada atsirado armonikos ant Lietuvos? Garsiai tik sakykit. Seniai, nu tik... Nors žinokit, kaip pasižiūrėsi, nėra taip jau, kad be galo seniai, ne viduramžiais. Nu, žiūrėkit, koks jau vaizdas. Kokiais sakėt laikas? Nu, ne visai, bet panašiai. Va, obalį duodu, kaip jau tebe buvę. Žinotumėt, atsiradati apie 19 amžiaus vidurį. Ir pats pirmas apie armonikas, tai žinot, kas parašė? Jūsų kraštietis, taip, Antanas Baranauskas, jisai savo dienoraštį parašė 1853 metais, kad mokės grot gitarą ir armoniką. Va, pamislikit, o taip jau, kad labiau išplyta, tai tik tai kokia prieš gero kokį 100 metų panašiai. Nu, o mes čia, na, žiūrėkit, turim čielus 2 armonikėrius. Jeigu taip senais laikais, tai kai sakydavo, kad jeigu armonikėrių kaimus koks turi, tai labai kaimus bagotus. Nu, mesgi ne kaimus esame, ne? Vis tik miestas, čielus 2 armonikėrius. Ir turim čia na jos, ir labai jais galim pasidžiaugti. Ir dabar šitie žmonės, vienas yra iš Anykščių, kits yra iš Rokiškio. Giedrius Bernotas ir Jonas Burdinavičius. Ir sako, suvedė juos meilą muziką į seniem tiem instrumentam. Ir jie groja armonikam, katras pagamintas yra Lietuvo. Sakė, pagrosdavo jie užgavėnių valsom.
O aš čia obalis tuos vis pasižiūri, va čia va ponui vienam kitam daviau ir prisiminiau apie obalius ir apie mumiją, apie aukštaičius. Aukštaičiai, žinot, tokie unaravo žmonės yra. Mano kaimynai, žinotumėt, kai pradedat girtis, kaip katra sodė obalė užderėja, tai negali apsiklausyti. Va, ano rudenį vienas sako, žinotum, mano sodė tokie obalė užauga. Aš obalį nuskyniau, taburetės padėjau, taburetę parlūžą. Kit sako, oi, vaikas. Aš obalių prisiskyniau, va, didžiausią obalį paėmiau, ant stalą padėjo, stalas parlūžą. Atrečius kaimyn šypsas tik, sako, nu ko jūs vyrai, kuomgi jūs čia gyrėtės dabar? Aš va savo didžiausią obalį iš sodą vežimą įdėjo. Kaimynai jie tik juokė, sako, nu, į ko vežimas parlūža? Nesaka, iš obalę kirmelą išlinda arklį suėdė. Man, žinokit, patinka aukštaitį būt. Nu, kas kad biškių naravus. A mesgi aukščiau gyvenam. Labiau va taip nosis pakėliu, ant saulę žiūrim, taip ir pasidaro. A čionai, žinotumėt, kartu su manim atvažiavo irgi tokie tikri aukštaičiai, žmonės iš Panevėžio rajoną. Mesgi visi gyvenam, va taip, va merė, žinot, va taip kaip Anykščių rajonas pasibaigė, tai va iš karto už tą brūkšnį, tai iš Truškūnų Žraguvėlos, taip mes taip įsivaizduojam, kad tas brūkšnis yra, tai va taip iš karto už tą brūkšnį mūsų seniūnija ir prasideda. Panevėžio rajoną Miežiškių miestelis. Ir iš tą miestelio kultūros centrą atvažiavo čionai kapela Ratasai. Jai vadovauja Raimondas Grikšelis. Tai jau prašom kaimynus gražiai sutikt, paplot, palengvat, padainuot ir pasilinksmint, taip kaip dera. Tai labą dieną dar kartą visiems. Mes norim pradėti savo pasirodymą miežiškietišką daina Aš vyras ąžuolinis ir kviečiam visus kartu padainuoti. Jums reikės dainuoti tumba, bet labai garsiai. Parodės vadovas, kada jau jums dainuoti. Taip. Aš vyras ąžuolinis, tumba, turiu būti naminės, aš turiu naujų furtukų, iki šiandien galėjau, kai važiavo parolyčiau, truputėlį pagryčiau, kas čia yra, pasidarė, kapuriavis atsidarė. Kita daina, ruduo. Prisiminkim tą gražų metų laiką. Dabar jeigu pagalvoji gerą apie
laiką, spartumą, apie kaip mes skubam gyventi, čia girdžiat mus. Tie apie rudenį daino padainuoti tikrai nebus paranys. Sugrįžkit. Nebus paranys. Miesto gatvės pasidengė auksu, jau ruduo. Krenta medžių lapeliai pamažu. Rudenį, 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 taip gražu. Lapai užsirinkoja takus nuostabu. Laukuose geltonuoja žiemos, nešviesų. Driegas nurakintų dijos virš kalvų. Mylima tėviška, kaip puiku. Norim kaimiškai gerai, nuostabu. Norim kaimiškai gerai, nuostabu. Lenkia galvas, nusviria gyvai, viršelin. Krenta rasa sidabrinė, jų širdin. Įskrenda gairės, vis tolyn. Skuba tai pasipuošų žiema, visai din. Skuba tai pasipuošų žiema, visai din. Ačiū šokėjams! Jau dabar skubėjom žemėlapį duokdė. Taip. A kodėl tai plojantį, gal reikia pakartoti, kaip sako vadovų? Ruduo geriau negu tokia žiema. Nu, bet dar turim tų dainų. Nu ką, padainuokim apie turtingą bernelį. Bajorėlį. A, čia to daino mūsų Joms irgi dainuoti, va, Taip. ir atsiminsit. Prisimink. Atvažiavo bajorėlis, Onkeluos mergužėlį, tiek kiek už manį mergelą, turiu visą dvarą. Ančiam! Atvažiavo bajorėlis, Onkeluos mergužėlis, tiek kiek už manį mergelą, turiu visą dvarą. Oi, bajorė, bajorėlį, tai gal kelionėlą, aš aštuonis netekėsiu, tu neturi nieko. Aš aštuonis netekėsiu, tu neturi nieko. Pasisėdi šalia, netikėsi nieko.
Na ką, šiandien dar ir meilės diena. Tai tą progą padainuokim miežiškietišką romansą Vakarais. Ačiū. Na ir paskutinė mūsų daina vėl bus Miežiškių krašto daina iš Pusantrą miežio grūdą. Na kokie miežiškiai? Be miežio grūdą ir aišku be alučio. Į be gerą alaus. Iš Pusantrą miežio grūdą, 5 račkas prisigrūda, tai alus, tai alus, tai alučia, tai gardus, tai alus, tai alus, tai alučia, tai gardus. Gėrim dieną, gėrim naktį, pas kaimyną prikartą, dėkui jam, ir bačkelai ir lankam, dėkui jam, ir bačkelai ir lankam. Mūsų greitai nešu alų, koris vaikas bus, kai alučia nebebus, vaikas bus, kai alučia nebebus. Gaspadinė mūsų greitai nešu alų, koris vaikas bus, kai piragų nebebus, vaikas bus, kai piragų nebebus.
ačiū. Kapela iš Miežiškių kultūros centro Ratasai vadovas Raimondas. Dėkojam muzikontam, jų mėly žiūrovai, draugus, prieteliai, labai ačiū. Šitaip gražiai ploja, tiesiog pavydas jam. Pasikalbėjom, pabalsavom, rimto darbą atlikom, o dabar, kad dar linksmiau būtų, Gaspadorė scena nušlipa. Nu, pažiūrėkit, kokie gražų žmonės, sako, mes jau balsavimus jokios nedalyvausim, žinom, kad mumį taip labiausiai myli, bet pasirodyti jau būtinai norim, ir dabar įrodas. Įgroji, įdainuoji, Anykščių kultūros centro kapela Grieža. Vadovas Kęstutis Grigaliūnas. Pasikykit, gerydama publikas saviškiams. Bravo dieną. Tai norim pasveikinti visus atbrydusius čia per pusnis, atidavusius visus savo balsus ir kviečiam paklausyti dainų, kuriuos mes sudainuosim, o sudainuosim dainą apie draugystę, vadinasi mes, o dainą apie draugystę todėl, kad nesvarbu, visus balsus jūs atidalėt, kažkas laimės, kažkas ne, bet laimės iš tikrųjų daina ir draugystė.
jaunystės gražius metus. Žiema, sniegas, pusnis, nes jos labai gražios, bet visi labai laukiam mes pavasario. Prisiminkim, kaip būdavo gera po skėčių, lyja lietus ir laukiam vasaros. Ir taip ir vadinasi mūsų daina Po skėčių. Šneka, kad nebūtų šiemet pavasario. Vis vietos ir nuo lygi vakaro. Pavakar mano draugais ateis. Aš žinau, kad kas bebūtų, jis ateis. Jis ateis su dainom, su saulėm, šviesom dienom. Po skėčių labų ir jis ateis, greitais, ir pavas.
laukiančių namų. Ir jis ateis, greitai ateis, tu palauk. Ir jis ateis, greitai ateis, tu palauk. Ačiū. Dabar paskutinė mūsų daina, linksma, graži, vadinasi Mano tėviškėlė. Švelnus vėjelis, smilgukas šokuoja, pievoje gana girdelė, šaltas atsrastas skaičiuoja. Tėviškėlė mano mylima, skamba ilgesio pilna diena. Tėviškėlė mano mylima, laukiu grįšiu visada. Supasi pakina žemė, šypsosi namų dievos, veda mus namų takeliais, ten, kur tai patiko dievos. Tėviškėlė mano mylima, skamba ilgesio pilna daina. Tėviškėlė mano mylima, laukiu grįšiu visada. Yeah!